6 viskas, lygios. Rodau. Vau, dėmesio visi, atbėgat. Vienas smūgis iš visų jėgų į vynį. Padėdam, nebandykit antrą kartą. Pirštų nukirpsim. Nebandykit. Teisėjai labai griežti. Are you ready? Are you ready? Let's go! 1, 2, 3, go! Apa, viskas! Negalima taip? Kujelį normaliai laikykit! Prasidėkit! Negalima! Du nusižengimai! Opa, bėgam! Opa, o! Nestipriai, bet taikiai. Žiūrim, viltis, galtinės viltis! Apylygiai eina. Gerai. O, nu jaunas kalo, tai kalo. Šitas tai. Neskubėk. Valtinės viltis. Nu, nelabai. Opa. Yes! Patiesin galima. Paskutinį! Ką, vyručiai? Ką, vadinasi, nekečiausia! Prizai, siurprizai! Laimėjusi komanda laimė plaktukus, o visi kiti laimė alų. Ja, man atrodo, jie alų laimėjo. Nu, tai už tai, kad jie laimėjo. Ši šventė, man atrodo, nebūtų įvykusi be mūsų šaunaus Valtinės kolektyvo. Valtinės kolektyvas, prašom, į priekį! Visi ploja, aišku. Visi, nesigėdykit. Dėkuoju visiems atvykusiems. Kaip įprasta, pirma padėka yra svečių. Mes esame Molėtų krašto gyventojai, mano komanda, mano šeima, Sigitas Lukšta. Tai pirmas didysis ačiū yra mūsų svečiams, kurie atvyko į šitą renginį. Sigitas su Žaneta, tai yra komanda, be kurių tas renginys būtų pilkas, jis būtų nespalvotas. Didelis ačiū Lukštam, Sigitai, Žanetai. Jeigu matot renginiuose, tai visada tik tai juos kartu. Tik tai mes nematėm žuvį kartu traukiant, bet gal dar ne vėlui. Sigitai, kada šamą dviesi trauksit su Žanetu? Joks renginys neįvyksta, žinoma, be rėmėjų. Didelį ačiū tariu UAB RM Tools, specialist prekinis ženklas, kuris įsteigė šiemet tikrai. Sakė, nu pabandom, bet kai pabandėm, tai blemba didžiausias prizas, žinai, sako, pabandom, nu pabandysim, sako, šiemet duosim biškį šiandien. Daug ne, bet biškį, bet tai gavosi didžiausias prizas. Ačiū jiems labai. Antroje vietoje, sakykim taip, kam aš labai noriu padėkoti, tai įrangos S-Pointer gamintojai, kurie gamina įrangą LiveScope'ams. Jie mums padovanojo 2 LiveScope'us, tai nėra pigi dovana, kas žino, tas supranta. Ir jiems taip pat esu labai dėkinga šitai kompanijai. Rapala mes kažkada girdėdavom, matydavom, važiuodavom į didžiulę šventės į Rapalą, bet esu labai dėkinga štai šitai kompanijai. Okuma. Taip pat žvejybinis inventorius, žvejų pripažintas, jiems labai ačiū. Deeper, lietuvių gamintojas, lietuvių išradėjai, šaunuoliai, ačiū jiems už įteiktą dovaną, už echolotą Deeper. Lovrans, echolotas, pasaulinis brendas, tai Darius Šėgžda, žuklės ekspertai, įsteigė štai šitą prizą. Plastic Bros, lūrės, maskalai, matėt, kas reklamos su maskalais, tai va tie gamina maskalai. Aš jums pasakysiu, keiskit pavadinimą, masalai, maskalai. Vienu žodžiu, ačiū jiems labai, jie parėmė mus ir praeitais metais, parėmė ir šiemet, ir aš matau, kad jie parėmė ne vienas varžybas. Apranga žvejybai, Rainman, mūsų operatorius, netrukdom operatoriui dirbti,
jisai mums padovanoja puikius komplektus žvejybinius apsirengti. Žmogus sukuria logotipus, stengiasi, filmuoja, daro video vlogus, atkreipkite dėmesį iš tai šitą vyruką su kamera. Ačiū tau labai, Gedai. UAB BDV saldumynai. Saldumynai vaikams. Vienas žodžiu, vaikučiai vakar buvo pamaloninti saldžiais skaniais skoniais. UAB Faidė, pašarų gamintojas. Taip pat vakar buvo paduoti pašarai vaikams, reiškia, Sigito renginį, kad jie gamintų pašarus, mokinosi, kaip tai reikia daryti. UAB Konekto, pastovų žvejų draugai. Sigitas sakė, jie man padeda visada. Ką aš bedaryčiau, jie mane supranta, jie vertina Sigito pastangas, Sigitas labai vertina. Ačiū labai. Tai parduotuvė žvejybos reikmenys Molėtų įmonė, Molėtų firma. Tai kas būsite prie Maksimos, prie turgelio, užeikite štai šitą parduotuvę apsiprekinti ir kai užeini tokią parduotuvę, tu tada supranti, aš nusipirkau, jis kitais metais duos žvejams dovanėlę kažkokią. Aš padariau gerą darbą pas juos pirkdamas. Ačiū jiems labai. Molėtų MŽD, Albertas Venslovas. Dar kartą dėkoju labai. Pasiskambino žmogus, sako, Roma, jūs ten kažkokią tai mintį audžiat. Nu, sakau, audžiamės tą mintį, ne vieni metai. Sako, kuo aš galėčiau prisidėti? Taip, Ramūnas ir Gustas Kabaliauskai, tai yra neatsiejami Sigito Lukštos draugai visuose renginiuose. Jie šiemet darė šaudimą. Jeigu žinau, su vaikais jie yra didžiausi talkininkai Sigito Lukštos ir visada jiems nuoširdžiai padeda neatlygintinai. Tai yra ypatingai geros iniciatyvos, kada žmonės tiesiog iš geros valios tą dalyką daro. Kęstutis Petniūnas, disc golfo klubas, jis yra Lietuvos čempionas, Sigitai. Lietuvos čempionas vakar atvažiavo, parodė, kas tai yra per sporto šaka, kuri pakankamai pas mus dar jauna, nauja, bet jis jau Lietuvos čempionas. Ačiū jam už tai. Taip, Saulius Kryžius. Sauliu, kur jūs esat? Sauliu. Va, štai šitas žvejys, įsivaizduokit, atvažiuoja žvejoti, dar prizą atvežais. Nu, tokių būna pas mus žvejų, kurie atvažiuoja su savo prizais. Taip mes nusprendėm, tai gerai, ačiū Dievui, jis nepagavo didžiausią ešerį, tai su to prizu ir namo grįžtų atgal. Bet taip, taip. Ir ką, ir žvejo gydas, informacinis portalas, mes šiemet naudojamės jų sistemą, jų skaičiavimų, tai iš tiesų yra patogus įrankis. Paplojam ir ruošiamės linksmajai daliai. Taip. Bet kartais netgi geriau nepagauti, negu pagauti. Taip, kad dar mūsų tiem nepagavėliams specialūs 2 prizai. Vienas prizas gyvas vaikščianti legenda Deivis Višing. Savo rankomis ištrauks vieną komandą, su kuria praleis ant vandens visą dieną. Deividai, traukiam. Noriu pasakyti, kad šitoj loterijoje dalyvauja tos komandos, kurios nieko nepagavo. Ir kadangi nieko nepagavo ir reikia biškai pasitreniruoti, tai Deividas, kas geriau visai tarp žvejų žinomas Deivis Višing, sako, aš sutinku su laimėtoju šito laimėtoju, praleisti dieną ant vandens, turi aparatūros, turi sugebėjimų ir žmogus skirs savo laiką šitai komandai. Traukiam. Maišo, Deividas, traukia, išmaišo ir ištraukia. Nėra žvynų, nėra uodegos. Ir nežinau, kam pasisekė geriau. Ar su gyvu echolotu, ar su tikru echolotu. Taip. Kur mano broliai šaunuoliai, bėgam čia. Bėgam čia, kuris stojam, kuris dabar trauks. Kuris trauks? Ar tu trauks? Gerai, pirmas brolis traukia. Taip, vieną lapelį, taip. Ir skaityk. 2 šapalai. 2 šapalai! Laimi echolotą! Nesitikė, matot, kad jie net kojas prilinka, nu kur tu Dieve, o tai tau. Nesitikėjom tik. Ne, nu, echolotą
malonu. Malonu, paspauskit broliam šaunuoliam rankas. Nu, gaila, niekad kasdienė, kur su bardaku rodė, ne jam patiteko, nieko nepadarysi. Arčiau čia, prašau. Ačiū broliu šaunuolį, vėl aš pakviesiu, kai reikės bėgti. Kągi, mes pradedam linksmesnę dalį su rimtesniais prizais. Taip, 10 vieta. Širvinta. Devinta vieta. Spike Hunter. Еще признос прошел. 8 vieta. Blackjack. 7 vieta. Utenis. 6 vieta. Baltic Karting Academy. 5 vieta. Sodos draugas. 4 vieta. Powerboat. Specialus prizas, net nupiešta, net 3 žmonės traukia su vyrim tą šamą. Taurė rankų darbo, plus masaliukai. Pepino, pepino, pepino. Paplojam pepiną. Didžiausias ešerys, komanda Utenis. Ir pati didžiausia šių varžybų žuvis, lydeka, 96 centimetrai. 97, atsiprašau, norėjau nuvokti biškelį. Powerboat. O dieve, vėlė. Metu gaudykit. Opa! Dabar jau galima ploti, jau viskas jiem atiduota, ką turėjom. Ką turėjom, viskas važiuoja į Uteną. 3 vieta. Fishing LT. 9 žuvis. Čia sunkesnis jau. Gedame čia jau šitą bijau mesti. Opapa. Ir opapa. Ir būnam čia. Jau galim rimčiau paploti. Antra vieta. Lurės LT. 62 018 žuvų. Ne. Kur jūs einat? O, šitą tai tikrai nemesim. Aš tikėjomės, kad nemesim. O, papa. Taip, dar papazuoja, paskui pakučiai. Taipgi, mūsų nugalėtojai. Minikota Keitėk, 74 000, 200 žuvis. Taip, kad palemėlį, motyvuotų minusinis koeficientas. Ir aišku, pagrindinis jam prizas. Aš jau nebepagaliu pakelti tokią didelę, pasisamdėm rimtesnį vyriuką. Na ką, broliai mielai? Jiem mesto jie tegu gaudo, kaip lydekas gaudo. Valio, paplojam. Broliai šaunuoliai atbėga. Varžybų dalyvio renginio numeris 26-2. Varžybų dalyvių 072. 072. Dalyvio numeris 19-2. Pažįsti šitą? Taip. Dalyvių numeris
Taip, vėl skaityk man gražinti. Dalyvių. Dalyvio numeris 16-1. 16-1. Gaslink varikliuks yra tikrai puikus daiktas. Toliau. Varžybų dalyvio 22-1. 22-1. O. Nu, sekas. Broliai mėly, ne taip pavyzdžiai buvo normaliai, kad dėl laikaniškai. Ačiū visiems, ačiū labai visiems, laukiame kitų metų, neįsibėgiojam, ateinam, gražią padarysim foto.